Labą dieną, pradedame visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimo procedūrą. Pirmiausiai pristatysiu pristatymo dalyvius, įvardinsiu, ar buvo gauta ir kokios pastabos iki visuomenės informavimo procedūros dėl šio objekto, taip pat apie patį projektą bus pristatyta visa reikalinga informacija. Taigi objektas yra adresu Vilnius, Didžioji 36, mokslo paskirties pastatas, numatoma šio pastato rekonstrukcija. Projektuotojas OB Forma, aš esu projekto architektas Saulius Mikštas ir būsiu šio pristatymo procedūros pirmininkas. Sekretorius bus projekto vadovas architektas Rapolas Biečius. Projekto užsakovas OB Timis. Atsiprašau, pasitaisau klaidą, OB D36. Apie informavimo susirinkimą buvo įrengtas informacinis stendas pagal numatytą reglamentą, numatytų laikų, ir čia matomas stendo pačiame objekte nuotraukos. Buvo Vilnius LT puslapyje įkelta visa informacija apie susirinkimą, o taip pat visą projektinę dokumentaciją. Ir buvo nurodytas laikas, nuo kada iki kada galime kokiu adresu pateikti klausimus, pastabas, komentarus būtent dėl šio projekto, dėl šio objekto. Tai susirinkimo dienai nebuvo gauta nė viena pastaba ir jokių kitų būdų mus nesikreipė visuomenės ar kokie nors kiti atstovai dėl šio projekto klausimų. Dabar iš eilės apie esmę, kodėl šita viešinimo procedūra yra vykdoma. Tai jinai yra pakartotinė. Pirmą kartą buvo atliktas projekto pristatymas visuomeniai, viešinimas 2022 metų 10 mėnesio 28 dieną. Yra pridėta šiek tiek informacijos apie tuo metu įvykusį pristatymą. Jisai praėjo sėkmingai, jokių pastabų arba priekaištų projektui nebuvo gauta. Vėliau, parengus techninį projektą, natūralu, kad paveldo objekte atsiranda gaunama įvairi nauja informacija, dėl kurios tenka pakeisti kai kurios projektinius sprendinius. Tai daugiausiai yra susijęs su paveldo klausimais, su specifika vertingųjų savybių, autentiškumo ir kitų esminių dalykų išsaugojimo ir puoselėjimo klausimais. Tačiau mes informaciniai sistemai Infostatyba gavom štai tokią pastabą, kurią mums pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas su išvada nepritarta. Ir pastaba skamba štai taip: neatsižvelgta į pastabą, pateiktas techninis projektas neatitinka patvirtintų projektinių pasiūlymų. Numeris toks, tai techninio projekte nebeprojektuojamas rūsys, taip pat tarp pokyčių daugiau kaip 1 metras, pietinio korpuso stogo sprendiniuose pakeista praėjimo tarp korpusų vieta bei jo dydis, lyginant su patvirtintais projektiniais pasiūlymais, pakito esminiai statinio projekto sprendiniai, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, rūsio plotas, statinio išorės matmenys, pastatų fasadų sprendinių išraiška. Pažymimi projektiniai pasiūlymai yra vienas iš privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų.
Tad techninis projektas privalo atitikti patvirtintus projektinius pasiūlymus. Taip pat statinio projektas turi atitikti nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus, kuriuose nurodyta vadovautis projektinių pasiūlymų numeris pridedamas sprendiniais. Prašome pateikti techninį projektą, kuris atitiktų patvirtintus projektinius pasiūlymus arba supažindinti visuomenę su pakoreguotais projektiniais pasiūlymais teisės aktų nustatyta tvarka. Tai taip skamba gauta pastaba iš Vilniaus miesto vyriausio architektės ir dabar iš eilės apie tas išvardintus pasikeitimus detaliau paaiškinsiu, kas čia įvyko ir kas buvo pakeista ir kodėl pakeista. Taigi, pirma pastaba buvo dėl to, kad techninio projekto metu buvo atsisakyta projektinėse pasiūlymuose rodyto rūsio, tai yra buvom numatę kiemo iškasimą, perdengimą ir įrengimą papildomų plotų mūsų objekto kiemo sąskaita. Buvo numatyti tam tikri funkciniai ryšiai, paskirtis salė papildoma ir kol po projektinių pasiūlymų ilgai trukusi procedūra dėl specialiojo paveldosaugos reglamento rengimo atnešė tokius globalius pasikeitimus bendrai mūsų visų gyvenime, tai yra ir pandemija, karas ir kitos aplinkybės, kurios sąlygoja tokie ilgam laiko tarpsnyje atsiradę faktoriai ir prieš rengiant techninį projektą buvo nuspręsta kiemo nekasti ir atsisakyti jo. Taigi projektiniai sprendiniai buvo iš esmės palengvinti, projektinių darbų apimtis numato mažesnes statybos apimtis, mažesnį poveikį aplinkai, paveldui ir šiuo sprendiniu projektas buvo gerokai supaprastintas. Todėl mes tikėjomės, kad būtent techninio projekto derinimo metu tokie sprendiniai ir bus suderinti, priimti, kaip projektiniai sprendiniai tinkami statybos darbus vykdyti, tačiau savivaldybės atstovų nuomonė yra svarbu apie tai informuoti visuomenę. Tai šiuo klausimu informuojame visuomenę, kad rūsys po kiemu nebus statomas. Antras pakeitimas, dėl kurio buvo gauta pastaba, tai jungtis tarp korpusų, leidžianti išspręsti pastato funkcinius, evakuacinius ryšius ir buvo numatyta preliminari vieta projektiniuose pasiūlymuose. Čia yra keli paveiksliukai, juos galbūt vėliau pakomentuosiu. Buvo numatyta vieta tai jungčiai tarp korpusų, sujungsiančiai kiemo šiaurinį ir pietinį korpusus. O rengiant techninį projektą buvo atliekama visa eilė tyrimų, architektūrinių tyrimų, kurie mus nukreipė teisingesnė linkme. Ir mes patikslinome šios jungties vietą. Jinai pasislinko daugiau kaip per metrą formaliai. Tai tas pakeitimas, taip kaip paprašė, yra teisingai aprašytas. Tačiau jisai yra toks labai lokalus, niekaip neįtakojantis visumos pastato aplinkos, visuomeniai prieinamų vietų. Jis yra visiškai, kaip minėjau, lokalus ir tiesiog labiau pagrįstas architektūrinių tyrimų medžiagos, kadangi jau detaliau kalbant buvo atrastos buvusių langų vietos sienoje su Švento Kazimiero gatve, kas leido suprasti, kad kažkada ten būta fizinės jungties, patalpų
Jis kažkoks tai buvo antro aukšto lygyje patalpos ir mes realizuodami štai tą jungtį, apie kurią minėjau, dalinai atstatome autentišką struktūrą, jos fragmentą pažymime, kaip yra buvę ir tai, kaip minėjau, yra pagrįsta architektūriniais tyrimais. Tai atitinka visą darbo su paveldo objektų metodiką, filosofiją ir galų gale estetiką. Tai čia antras pakeitimas. Na, čia matosi keli paveiksliukai, buvęs vaizdas, kuomet tiltelis yra erdvėje tarp dviejų esamų arkų jungiančių korpusus ir sprendinys, kurį dabar pristatome visuomeniai, tai tas tiltelis yra priglaustas prie sienos į Švento Kazimiero gatvę ir ten mes matome fragmentus langelio kažkada ten buvusio, kurį mes panaudojam toje jungtyje. Ir trečia vieta, kurią paminėjo savo pastaboje su nepritarimu savivaldybė, tai štai čia matome pietinių korpusų, kiemo korpuso jungtyje esantį pokarinį stoglangį, visiškai nederantį prie šio komplekso architektūros. Na ir kol tas objektas yra taip senamiestietiškai apšėtas, ir gerąja prasme, ir tas visas jo apšvietimas neleidžia matyti kai kurių detalių, kurios rėžtų akį jas suremontavus, įrengus kokybiškus stogus, stogų apdailą. Todėl mes pamatėme, kad ta vėlyvai įrengta visiškai netinkantį prie šio pastato stoglangį verta panaikinti. Užsakovas su tokiu sprendiniu sutiko, nors ten buvo ir dalies ploto erdvės tokiu būdu atsisakyta, prarasta, tačiau dėl geresnio vaizdo, dėl estetikos, dėl didesnės to pastato vertės paveldosauginė prasme buvo toks sprendimas priimtas. Ir čia matosi esamas vaizdas su tuo stoglangiu ir mūsų vizualizacija, kurioje matosi, kad tas stoglangis yra panaikintas ir tarp skirtingų korpusų, tarp koplyčios ir kiemo korpuso tiesiog pakyla tvarkingai ugniasinė, be jokių dar kažkada, be jokių projektų greičiausiai įrengtų dalykų. Tai čia yra tie trys momentai, kuriuos pabrėžia savivaldybė. Tai dabar mes visuomenę supažindiname su šiais trim pakeitimais ir laikysim, kad misiją įvykdėm. Taip pat, kadangi mes šiam viešinimui turim visą valandą, mes matome, prisijungia dar vienas klausytojas, tai ponas Andriau Griešiu, jeigu jūs turėsite kažkokių tai klausimų dabar, nes anksčiau nieko iš jūsų negirdėjome, tai galite į chatus parašyti, mes jums galėsime atsakyti vėliau protokole. Ir taipogi, jeigu viešinimo ataskaitą norėsite gauti, tai mums reikės jūsų elektroninio pašto, jūs jį galite į chato skyrelį įrašyti. Tai va, tai dabar, kadangi turim dar daug laiko, tai tuo pačiu dar kartą papasakosiu apie visą projektą ir pabaigai galėsiu dar grįžti prie tų trijų pozicijų, dėl kurių buvo gauta savivaldybės pastaba. O jeigu dar liks laiko, tai tiesiog iki valandos likusių laiko bus demonstruojamas tas skelbimas, kurį rodžiau pradžioje apie patį viešinimą. Pradžiu, projektiniuose pasiūlymuose sprendėm kiemo planą. Čia numatytas yra maitinimo įstaigų lauko erdvė,
paliekami esami želdiniai, mums jie netrukdo. Ir tokia aplinkybė viena buvome numatę vieną automobilio parkavimo vietą ir pasilikom savo teisę ir galimybę, tai rašėme ir projektinėse pasiūlymuose, automobilių parkavimo sprendinius tikslinti vėlesnėme projektavime. Tai tą mes techninėme projekte ir atlikome ir numatėme 4 automobilių parkavimo vietas kieme, likusią dalį kiemo palikdami maitinimo įstaigų lauko erdvėm, terasom. Kiti sprendiniai sklype nesikeitė. Čia dar kartą apie mūsų projekto vietą, tai yra tarp Didžiosios ir Švento Kazimiero gatvių. Čia Švento Kazimiero bažnyčia ir apima visą posesiją su įėjimais iš Didžiosios gatvės ir iš Švento Kazimiero gatvės. Matome sklypo sprendinius. Sklypo dangų planas, kaip jau minėjau, išsaugome esamus medžius. Čia tiesa vienas vaismedis sunykęs ir prisiglaudęs prie pastato numatomas šalinti. Ir yra numatyta pasodinti keletą papildomų medelių. Turime medžių vertinimą ir apželdinimo projekto dalį pilnai parengta. Lauko tinklų planas. Čia truputėlį apie pačią pastato funkciją. Tai pastate yra fragmentiškai seni rūsiai. Dalyje jų yra šiuo metu įrengtos techninės patalpos, praeina kolektorius šildymo trasų esamas, tai čia tie dalykai jie lieka esamos būklės, o mes numatome panaudoti savo projekte ir atverti visuomeniai keletą įdomesnių rūsio patalpų su atskirais patekimais į jas. Čia labiau dėl to, kad tos pačios patalpos yra įdomios, tai skliautiniai rūsiai yra gražus ir norisi juos atverti visuomeniai, kad jie būtų prieinami. Pirmo aukšto planas, kaip jau minėjau, perimetro kieme numatyta maitinimo funkcija, tai restoranėliai, kavinės, valgyklos ir reiškia lauke išdėstyti baldai. Priekinėje dalyje prie Didžiosios gatvės turime prekybinės patalpas ir į mokymo patalpas įėjimas laiptai nuo antro aukšto prasideda jau mokymo patalpos, kuriuose yra planuojamas neformalaus ugdymo, reiškia paskirtis ir numatoma tokia suaugusių neformalaus švietimo, ugdymo paskirtis. Tokiai mokymo funkcijai pastatas yra pritaikytas. Tai čia visur įvertinant tiek paveldo, tiek evakavimosi iš pastato aplinkybės yra išdėstytos auditorijos galimos. Yra nustatytas galimas maksimalus žmonių skaičius, kuris matosi iš pavaizduotų stalų ir kėdžių būtent tokiam žmonių skaičiai. Ir yra suplanuotas pastatas ir pagal tai yra paskaičiuotas pasišalinimo iš pastato laikas, įvertinant esamas laiptines. Ir antram aukšte ta jungtis, apie kurią minėjau, jinai projektinėse pasiūlymuose planavom ją daryti atskirai erdvėje, tačiau, kaip minėjau, atkūrus surastą langą ir nustačius, kad čia būta kažkada patalpų, teisingiau buvo priglausti čia su kultūros paveldo departamento be abejo žinia, dalyvavimu ir jų suderinimais toks pakeitimas buvo padarytas. Pastato trečias aukštas taipogi mokymo erdvės, ten, kur įmanoma, nekeičiant
pastogių geometrijos, jų nekeliant, nedidinant, tačiau įrengiama keletas papildomų dar mokymo patalpėlių individualiem užsiėmimam, o taipogi suslepiamos techninės patalpos ir mūsų pastato išorėje jokios techninės įrangos mes nematysim. Viskas bus paslėpta ventiliuojamose pastogėse, tiek ventiliacijos, tiek šalčio gamybos įranga ir stogai bus tiesiog su tai vietai teisingai autentiškumo prasme parinkta danga, tai yra skarda. Numatome įrengti pagrindinių rūmų palėpę. Čia yra tik vieni laiptai, todėl yra apribotas, aišku, irgi žmonių skaičius iki 15. Ir stogo planas, kuriame taipogi matosi, kad jokių agregatų įrangos mes ant stogų nemontuosim. Čia kiemo išklotinės, atkuriamos šiuo metu užmūrytos angos buvusių ūkinių patalpų. Pagrindinis fasadas atkuriame buvusias įėjimo vietas, nustatytas architektūrinių tyrimų metu, ir tuo būdu atkuriame buvusią griežtą pastato simetriją, užmūrijam šiuo metu įrengtą įėjimo vietą su plastikiniam durim. Žodžiu, grąžinam tą vaizdą į tokį originaliai užmanytą. Esam numatę fasado apšvietimą ir parengę visus sprendinius. Zimero gatvės vartai, juos numatome įrengti stiklinės duris ir dabartinių medinių vartų pavyzdžių įrengti tokios kaip dekoratyvinės medinės langinės, kurios būtų perskaitamos kaip atidaryti vartai. Eskizai yra pagrindinė įėjimo detalizacija ir keletas kiemo vaizdų, tai kas yra suplanuota. Tai yra tie paliekami medžiai, restorano maitinimo įstaigų baldai, jungtis tarp korpusų. Čia truputį vakarinio vaizdo su kiemu ir pagrindinė įėjimų į pastatą vietos, kur buvo, kaip minėjau, atkurtos originalios darbų atlikimo laikų numatytos įėjimų vietos. Tai čia didelis priminimas čia buvo tokia nedidelė apžvalga, primenant tai, kas jau yra anksčiau paviešinta ir kam dabar pastabų niekas neturėjo, tiesiog, kadangi pakartotinai viešiname ir, matau, netgi turim ir klausytoją, ne tik tai iš projektuotojų bei vystytojų rato, tai dėl to ir trumpai nupasakojau apie visą pastatą, kas yra suplanuota. O dabar, kadangi buvo dar kartą priminta, papasakota apie visą pastato struktūrą, tai dar grįžtu prie tų pakeitimų, dėl kurių gavom pastabas ir tų patikslinimų, kuriuos būtent techninio projekto metu mes atlikome. Tai pasikartosiu dar kartą. Atsisakėme
rūsio kasimo po kiemų, kas mums gerokai supaprastino būsimą statybą. Pakeitėme jungties vietą iš erdvėje tarp dviejų arkų į priglaustą prie sienos Kazimiero gatvę, atkuriame buvusi langą čia buvusių patalpų. Ir vaizdas būtent to praėjimo ir panaikinam pokarinį netinkantį šioje vietoje stoglangį. Taipogi pagal galiojančius statybos reglamentus perskaičiuotas parkavimo automobilių stovėjimo vietos skaičius yra realizuotas techninio projekto sprendiniuose ir būtent tokį techninį projektą mes ir teikiame į sistemą infostatybą statybos leidimo gavimui. Tai principe yra visa informacija, kurią norėjosi su visuomenė pasidalinti. Ir kadangi nebuvo gauta pastabų, klausimų, komentarų, pageidavimų ir jokios kitokios reakcijos iki viešinimo pradžios ir taipogi niekas nebuvo nei paklausta, pakomentuota ar kitaip sureaguota viešinimo metu, tai likusi laiką iki viešinimo pabaigos mes demonstruosime štai šitą skelbimą. Ir jeigu už kelių minučių Zoom transliacija pasibaigs, mes ją skubiai jungsime iš naujo, kad būtų įgyvendintas reikalavimas, kad viešinimas neturi trukti trumpiau negu 1 valandą. Tai po šito viešinimo mes parengsime ataskaitą, protokolą ir pridėsim ją pakartotinai techninį projektą įkeliant į infostatybą, prašant statybą leidžiančio dokumento. Tai visiems ačiū už dėmesį ir toliau likusiu laiką bus demonstruojamas štai šitas skelbimas. Viso gero.